Tai yra Irako karo istorijos iš vidaus. Pasakojamos vyrų ir moterų, kurie patys tai išgyveno. Ta bažnyčia tuoj sprogs, turime kuo greičiau iš ten nešdintis. 2003 m. kovo 20 d. Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai pradėjo didelį puolimą prieš Iraką. Pagrindinė priežastis, kurią nurodė JAV prezidento George W. Busho administracija, buvo ta, kad Sadamo Huseino vyriausybė slepia masinio naikinimo ginklus. Tai apėmė cheminius, biologinius ir galimus branduolinius ginklus. Vašingtonas taip pat teigia, kad Sadamas turi būti pašalintas dėl savo žiauraus valdymo ir tariamų ryšių su tarptautiniu terorizmu. Tačiau dar prieš įžengiant kariams į Iraką nebuvo aišku, kas iš tikrųjų nutiks po vyriausybės nuvertimo. Tarp Irako ir Jungtinių valstijų jau seniai tvyrojo įtampa. 1991 metais Irakas pralaimėjo Persijos įlankos karą po to, kai užėmė Kuveitą. Po to Jungtinių tautų organizacija įvedė sankcijas ir griežtas Irako draudžiamų ginklų inspekcijas. Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija taip pat nustatė neskraidymo zonas šalies šiaurėje ir pietuose. Tai reiškia, kad tam tikri Irako karinės aviacijos orlaiviai negalėjo skraidyti tose vietovėse. Kai Irako oro gynyba apšaudo patruliuojančius lėktuvus, Amerikos ir Didžiosios Britanijos pajėgos atsako ugnimi. Todėl, nors dar neprasidėjo naujas didelis karas, mažas oro mūšis jau vyksta. Jungtinės valstijos jau turi parengtą karinį planą, jei kiltų naujas karas. Jis vadinamas O planas 1003. Tačiau ankstesnė šio plano versija buvo skirta didesniems pajėgoms ir lėtesniai operacijai. Tai nebuvo tai, ko norėjo JAV gynybos sekretorius Donaldas Rumsfeldas. Donaldas Rumsfeldas tikėjo, kad Irakas gali būti nugalėtas naudojant mažesnes, bet greitesnes karinės pajėgas. Vietoj to, kad iš karto siųstų daug karių, jis norėjo pasikliauti moderniais orlaiviais, preciziniais ginklais, žvalgyba, specialiosiomis pajėgomis ir greitų sausumos pajėgų judėjimu. Kai kurie aukštesnieji karininkai nerimavo dėl šio plano. Jų nuomonė, mažos pajėgos gali būti pakankamos Irako armijai nugalėti. Tačiau to gali nepakakti visai šaliai kontroliuoti po mūšio. Kareivių skaičius, kurie bus siunčiami, buvo nuolat keičiamas ir peržiūrimas. Dėl to daug kariuomenės planuotojų laiko ir pastangų buvo skirta dislokavimo organizavimui. Tuo tarpu planavimas dėl saugumo, valdžios ir Irako tvarkos, kai Sadamas bus nuverstas, liko ribotas. Remiantis vėlesnėmis DPR analizėmis, koalicija turėjo pakankamai pajėgų laimėti pagrindinį mūšį. Tačiau nebuvo aišku, ar šis karių skaičius pakankamas taikai palaikyti po to. Jungtinės valstijos turėjo dar vieną problemą. Tuo metu jų operacijos Afganistane vis dar tęsiasi po rugsėjo 11-osios atakų. Amerika taip pat turėjo skirti karių, orlaivių, žvalgybos komandą ir pinigų ten. Tai reiškia, kad ne visi jų kariniai ištekliai galėjo būti perkelti į Iraką. Iš pradžių Jungtinės valstijos planavo vienu metu įžengti į Iraką iš šiaurės ir pietų, o pagrindinės pajėgos turėjo įžengti iš pietuose esančio Kuveito. Po tarpu didelės pajėgos turėjo pereiti per Turkiją, kad užpultų šiaurinę Irako dalį. Tačiau 2003 m. kovo 1 dieną Turkijos parlamentas neleido Amerikos sausumos pajėgoms naudotis jų teritoriją. Dėl to Jungtinės valstijos buvo priverstos pakeisti planą likus vos kelioms savaitėms iki invazijos pradžios. Pagal naują strategiją didžiausios koalicijos pajėgos bus siunčiamos iš Kuveipo. Jie taip pat neketina sustoti ir ilgai kovoti dėl kiekvieno miesto pietuose. Jų pagrindinis tikslas – greitai prasiveržti, sugriauti Irako kariuomenės komunikaciją ir kuo greičiau pasiekti Bagdadą, kol Sadamo vyriausybė dar nespės tinkamai pasiruošti gynybai. Čia svarbiausia greitis ir netikėtumas. Kol tankai ir kariai juda žeme, kariniai lėktuvai atakuos karinius štabus, radaro stotis, ryšių centras ir kiti svarbūs taikiniai. Specialiosios pajėgos taip pat įsiskverbs į įvairias šalies dalis, kad surinktų žvalgybinę informaciją, sutrikdytų Irako vadovybę ir užkirstų kelią kai kuriems daliniams padėti Bagdadui. Kiekviena koalicijos šalyje turi skirtingas užduotis. Britų pajėgoms padasta kontroliuoti Fao pusiasalį, svarbią vietą netoli Persijos įlankos. Jie taip pat turėjo apsupti ir kontroliuoti Basrą, antrą pagal dydį Irako miestą. Australija suteikė orlaivių karinio jūrų laivyno pajėgų ir specialiųjų pajėgų. Lenkija taip pat atsiuntė apie 200 komandosų. Tačiau didžiausia dalis pajėgų iš tikrųjų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Maždaug 170 tūkstančių koalicijos karių dalyvavo pirmojoje operacijos Irako laisvė dalyje. Tai buvo mažesnė jėga nei ta, kurią koalicija panaudojo 1991 m. Persijos įlankos kare.
Vis dėlto jų technologinis pranašumas buvo milžiniškas. Koalicija turėjo pažangius orlaidus, valdomas bombas, naktinio matymo įrangą, modernius tankus, palydovinį ryšį ir greitesnę karinio vadovavimo sistemą. Tačiau Amerikos planuotojai taip pat turėjo klaidingų prielaidų. Jie tikėjosi, kad daugelis Irako civilių pasitiks juos kaip išvaduotojus. Jie taip pat tikėjo, kad Sadamas gali panaudoti cheminius ginklus, tai koalicija priartės prie Bagdado. Todėl daugelis karių turėjo apsauginius kostiumus, kaukes ir cheminės medžiagos aptikimo įrangą. Tačiau po invazijos nebuvo rasta jokių aktyvių cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų atsargų, tai buvo apibūdinama prieš karą. Pagal galutinės Irako tyrimų grupės išvadas, Irakas sunaikino didžiąją dalį savo draudžiamos ginkluotės programos po Persijos įlankos karo. Taip pat nebuvo įrodyta, kad Irakas 2003 metais turėjo paruoštų didelių masinio naikinimo ginklų atsargų. Sadamo Huseino pusėje taip pat nebuvo teisingas jos situacijos vertinimas. Daugelį metų Irakas patyrė oro antskrydžius ir didžiulį spaudimą iš Jungtinių valstijų. Dėl to Sadamas atrodė patikėjo, kad vėl gali įvykti tik ribotas bombardavimas. Jis taip pat tikėjosi, kad invaziją galima būtų sustabdyti bendradarbiaujant su Jungtinių tautų ginklų inspektoriais. Jis visiškai nesitikėjo, kad Vašingtonas jau pasiruošė siųsti didelės sausumos pajėgas iki Bagdado. Sadamas taip pat pasitikėjo, kad jo kariai sugebės kovoti. Tačiau daugelis Irako kariuomenės karininkų žinojo, kad Amerika turi didžiulį pranašumą lėktuvų, ginklų, apmokymų ir ryšių srityse. Jie žinojo, kad bus sunku sustabdyti koaliciją plačioje ir atviroje pietų Irako dykumoje. Kai juos pastebėdavo Amerikos lėktuvai, jie galėdavo būti užpulti dar nepriartėję prie priešo. Dar viena didelė problema buvo Sadamo gynybos išsidėstymas. Jis nesutelkė visų stipriausių karių prie Kuveito sienos, daugiau pajėgų buvo nukreipta į kitą grėsmę. Rytuose Irakas jau seniai turėjo varžovą – Iraną. Šiaurėje vyriausybė nerimavo dėl kurdų grupių, kurios jau seniai reikalavo didesnės laisvės. Todėl Irako kariuomenė buvo išsklaidyta po įvairias šalies dalis. Net Respublikonų gvardija, geriausia ir patikimiausia Sadamo pajėga, nebuvo sutelkta į vieną stiprią gynybą. Sadamas tyčia išskirstė šiuos dalinius, nes bijojo, kad jie gali būti panaudoti perversmui prieš jį. Dėl to tik nedaugelis jo geriausių karių buvo dislokuoti netoli Kuveito, kai prasidėjo invazija. Koalicijai ruošiantis greitam puolimui Bagdado link, Irako gynyba buvo išsklaidyta, prastai koordinuota ir priklausė nuo lyderio įsakymų, kuris neteisingai suprato tikruosius jam grėsinčius planus. Pirmosiomis invazijos dienomis koalicija sparčiai žengė į priekį, tačiau Nasirijos mieste jie suprato, kad visas karas nebus lengvas. 2003 m. kovo 23 d. JAV armijos konvojus pasiklydo ir pateko į Irako pajėgų kontroliuojamą teritoriją. Konvojus priklausė 507-ąjai techninės priežiūros kuopai. Pagrindinis šio dalinio darbas buvo remontuoti ir aptarnauti karinės transporto priemonės. Jie nebuvo skirti dalyvauti sunkiuose mūšiuose. Konvoje buvo 18 transporto priemonių ir 33 kariai. Dėl neteisingos krypties jie pateko į Nasirijos miestą. Ten juos užpuolė Irako kariai ir ginkluoti kovotojai, kurie nedėvėjo įprastų karinių uniformų. Kai kurios jų transporto priemonės buvo silpnai apsaugotos. Daugelis karių taip pat buvo pavargę ir jiems trūko aiškaus ryšio. 11 amerikiečių karių žuvo, 7 buvo paimti į nelaisvę, o kiti buvo sužeisti arba laikinai atskirti nuo savo dalinio. Pasala parodė, kad nors koalicija greitai judėjo atviroje dykumoje, situacija tampa daug pavojingesnė, kai jie įžengė į miestą. Daug pastatų, siaurų gatvių, tiltų, kanalų ir vietų, kuriuose priešas gali pasislėpti. Taip pat nėra lengva atskirti, kas yra paprastas civilis, o kas ginkluotas kovotojas. Būtent tokio tipo kovą ir nori naudoti Sadamo fedajinai. Sadamo fedadžinai yra ginkluota grupuotė ištikima vyriausybei ir Baath partijai. Jie nėra kaip reguliarioji armija, kuri turi aiškią uniformą ir įprastas karinės pajėgas. Jie dažnai naudoja pikapus, lengvuosius ginklus, granatsvaidžius ir atlieka greitas atakas. Jie artėja iš skirtingų krypčių, tada greitai pasitraukia arba slepiasi mieste. Jų tikslas nėra visada nugalėti koaliciją didelėme mūšyje. Jų praktiškesnis planas yra sulėtinti ją, sujaukti tiekimo linijas ir padidinti aukų skaičių. Kol ieškoma dingusių karių, JAV jūrų pėstininkams buvo įsakyta kontroliuoti svarbius tiltus per upę. Jiems reikia tiltų, nes tai yra kelias per Eufrato upę ir netoliese esantį kanalą.
Jei jie jų neužimtų, šiaurėn judančių pajėgų judėjimas galėtų būti atidėtas. Tačiau operacija tapo chaotiška. Kai kurie tankai turėjo pasitraukti, kad pasipildytų degalų, kai kurie daliniai prarado aiškų ryšį. Kai kurios transporto priemonės įstrigo minkštoje ir purvinoje žemėje. Kol C kuopa žengė į priekį, juos pasitiko minosvaidžių, kulkosvaidžių, granatsvaidžių ir šūvių ugnis iš įvairių pozicijų, tačiau jie pasiekė kanalą. Tačiau nutrūko tinkama koordinacija tarp padalinių. Sumaišties metu kai kurios transporto priemonės atsitraukė be aiškaus įsakymo. Kai kurie jūrų pėstininkai liko be paramos ir beveik buvo apsupti priešo. Jie paprašė pagalbos iš oro. Atvyko A-10 atakos lėktuvai. Problema buvo ta, kad pilotai iš karto neatpažino, jog kai kurios transporto priemonės apačioje priklauso JAV jūrų pėstininkams. Jų poziciją pataikė savi lėktuvai. Pagal oficialią JAV kariuomenės informaciją, kai kurie jūrų pėstininkai žuvo ir buvo sužeisti dėl Irako ir saviškių ugnies. Tačiau ilgą laiką buvo sunku nustatyti tikslų žuvusiųjų, kurie tiesiogiai žuvo dėl A-10 atakos skaičių. Savų pajėgų apšaudymas įvyksta, kai savos pajėgos netyčia pataiko į savus. Tai gali nutikti dėl neteisingos informacijos, prasto ryšio, blogo matomumo arba neteisingo taikinio atpažinimo. Nasirijoje šios problemos įvyko vienu metu. Jūrų pėstininkai pasiekė ir užėmė svarbų kelią, tačiau už tai jie sumokėjo didelę kainą. Ta diena per nuožmės kovas žuvo 18 jūrų pėstininkų. Kelio atkarpa, kuria jie važiavo, buvo pavadinta Pasalos alėja, nes ten jie patyrė nuolatinės atakas. Problemas koalicijai kėlė ne tik Nasirija. Naktį iš kovo 23 į kovo 24 JAV kariuomenė pasiuntė Apache atakos sraigtasparnius prieš Respublikos gvardiją netoliese. Apache yra tarsi sunkiai ginkluotas puolamasis sraigtasparnis. Jis turi valdomas raketas, nevaldomas raketas ir patrankas skirtus naikinti tankus ir kitus taikinius ant žemės. Amerikiečių vadai labai pasitikėjo šią operaciją. Jie tikėjosi, kad sraigtasparniai galės giliai įsiskverbti į Irako pozicijas ir sunaikinti daug transporto priemonių. Tačiau Irako gynėjai buvo pasiruošę. Kol Apache sraigtasparniai skrido žemu aukščiu, į juos buvo šaudoma iš priešlėktuvinių ginklų. Kulkosvaidžiai ir net mažo kalibro ginklai nuo žemės. Kiekviena kulka neturi tiesiogiai numušti sraigtasparnio. Net jei pataikoma tik į variklį, rotorių, kuro sistemą ar navigacijos įrangą, sraigtasparnis gali būti priverstas atsitraukti. Iš 32 operacijoje dalyvavusių Apache sraigtasparnių beveik visi buvo apgadinti arba sugadinti. Vienas sraigtasparnis nukrito Irako kontroliuojamoje teritorijoje, o 2 jo pilotai buvo sučiupti. Jie padarė tik nedidelę žalą taikiniui. Tai buvo rimtas perspėjimas koalicijai. Tai parodė, kad nors daugelis Irako ginklų yra seni, jie vis tiek gali būti pavojingi, jei naudojami kartu ir tinkamai prieš žemai skrendančius orlaivius. Tuo pačiu metu pietų Iraką užklupo stipri smėlio audra, aplinka beveik tapo oranžinė. Matomumas sumažėjo, vilkstinės sulėtėjo, o orlaiviams tapo sunkiau skristi. Smulkus smėlis prilipo prie variklių, ginklų, transporto priemonių ir ryšio įrangos. Kareiviams buvo sunku matyti net už kelių metrų. Dėl smėlio audros Pasalos Nasirijoje ir nesėkmingo Apache reido ėmė sklisti klausimas, ar invazija jau pradeda lėtėti. Tačiau apskritai pagrindinės koalicijos pajėgos vis dar žengia į priekį. Pirmosiomis dienomis jų didesnė problema buvo ilga tiekimo linija, o ne reguliarioji Irako armija. Reikėjo nuolat gabenti maistą, vandenį, šaudmenis, kurą, atsarginės dalis ir medicinos priemonės iš Kuveito. Kuo toliau nuo sienos judėjo kariai, tuo labiau ilgėjo maršrutas, kurį reikėjo saugoti. Šią silpnybę išnaudojo Irako nereguliariosios pajėgos. Užuot susidūrę su pagrindinėmis tankų formuotėmis, jie puldavo silpnesnius konvojus, techninės priežiūros dalinius ir tiekimo transportą užnugaryje. Prieš prasidedant šiems susirėmimams, koalicija jau bandė iš karto perimti svarbes pietų teritorijas. Amerikos ir Britanijos pajėgos užėmė Al-Fau pusiasalį, pietinės naftos įrenginius ir Kasro uostą. Kasras yra svarbus, nes tai vienintelis didelis Irako uostas tiesiogiai sujungtas su Persijos įlanka. Kai uostas bus saugus, jį bus galima naudoti humanitariniai pagalbai ir papildomai įrangai įvežti. Rumailos naftos telkiniai taip pat yra svarbus. Koalicija nenori, kad pasikartotų tai, kas įvyko Persijos įlankos karo metu, kai Irako pajėgos padegė daugybę naftos gręžinių Kuveite. Todėl jie greitai užėmė naftos objektus, kad užkirstų kelią galimam dideliam jų sunaikinimui. Šiaurėje koalicijos specialiosios pajėgos bendradarbiavo su kurdų pešmerga. Vakaruose jie vykdė reidus ir manevrus, kad suklaidintų Irako vadovybę.
Šio veiksmo tikslas buvo sudaryti įspūdį, kad iš Jordanijos krypties gali įžengti dar viena didelė pajėga. Prieš invaziją JAV žvalgyba taip pat bandė įtikinti kai kuriuos Irako vadus pasiduoti arba atsiskirti nuo Sadamo. Jie naudojo skambučius, elektrolaiškus, lankstinukus ir žinutes siunčiamas kariniams daliniams. Tačiau tai nesukėlė masinio perbėgimo per pirmasias dienas. Buvo tokių, kurie pasidavė, bet dauguma liko savo pozicijose dėl baimės, vyriausybės įsakymų arba tikėjimo, kad jie vis dar gali kovoti. Irako kariuomenė buvo didelė, bet tai nereiškia, kad visi buvo pasirengę kovoti. Daugelis jų tankų buvo seni, sugedę arba prastai prižiūrėti. Silpnas buvo ir ryšys tarp padalinių. Buvo puikių Irako karininkų, bet jie ne visada užėmė aukščiausias pareigas. Sadamo vyriausybės laikais dažnai buvo svarbiau ištikimybė Baath partijai nei gebėjimai karinėje strategijoje. Dėl to daugelis vadų bijojo priimti savarankiškus sprendimus. Jie turėjo laukti įsakymų iš viršaus, net jei situacija greitai keitėsi. 2003 m. kovo 17 d. prezidentas Bušas davė Sadamui ir jo sūnums 48 valandas palikti Iraką. Irako vadovybė atsisakė. Praėjus 2 dienoms po to JAV bombardavo vietą Dora fermoje, esančią už Bagdado ribų. Remiantis tuo metu turėtą žvalgybinę informaciją, buvo tikima, kad ten gali būti Sadamas ir keli aukšti pareigūnai. Jo ten nebuvo. Po to sekė kitos oro atakos prieš vadovybę, vadavietės, ryšių sistemas ir karinius taikinius. Kovo 20 dieną pagrindinės sausumos pajėgos galutinai kirto sieną. Jos greitai įžengė į pietų Iraką. Tačiau įvykiai Nasirijoje ir Karbaloje pirmieji aiškiai parodė, kad greitis ir pažangus ginklai nėra pakankami, kad būtų išvengta visų problemų. Buvo priešų, kurių nebuvo lengva pastebėti. Buvo miestų, kuriuose kiekviena gatvė galėjo tapti labirintu. Ir greitos operacijos metu net viena neteisingas posūkis, sugedęs radijas ar neteisingai pasirinktas taikinys galėjo lemti didelius nuostolius. Koalicijai artėjant prie Bagdado dar viena kova vyko per televiziją. Pentagonas žinojo, kad visuomenės palaikymas yra labai svarbus. Todėl daugiau nei 600 žurnalistų buvo įtraukti tiesiai į Amerikos ir Didžiosios Britanijos kariuomenę. Šie žurnalistai buvo vadinami įterptaisiais žurnalistais. Jie buvo kartu su konvojumi ir miegojo šalia karių. Jie matė kovą iš arti. Dėl to jie greitai galėjo siųsti tikrus vaizdo įrašus tiesiai iš mūšio lauko. Tačiau tai turi savo kainą, kadangi jie priklauso nuo kariuomenės dėl maisto, transporto, informacijos ir saugumo, kai kurie ėmė klausti, ar jie vis dar gali išlikti neutralūs. Jie taip pat mato karą tik iš vieno dalinio perspektyvos, todėl jie ne visada mato visą situaciją. Pentagonui ši programa buvo sėkminga. Užuot vien tik spaudos konferencijų, televizijos tinklai gavo nuolatinę vaizdo medžiagą su tankais, kareiviais ir mūšiais tiesiai iš fronto linijos. Tuo pačiu metu koalicija naudojo psichologinės operacijas prieš Irako kariuomenę. Milijonai lankstinukų buvo numesti iš oro. Juose buvo parašyta, kad nekovotų, neniokotų naftos objektų ir nevykdytų įsakymų galinčių juos sukelti pavojai. Ne visi iš karto pasidavė, tačiau daugelis persirengė, paliko savo ginklus ir tiesiog grįžo namo. Daugelis paprastų Irako kareivių nepasitikėjo Sadamu. Jie taip pat žinojo, kad sunku kovoti su priešu, kuris turi aiškų pranašumą aviacijoje, tankuose, ryšiuose ir tiksliojo valdymo ginkluotėje. Po trumpos pertraukos pagrindinės Amerikos pajėgos vėl pajudėjo Bagdado link, o svarbiausias kelias buvo Karbalos tarpas. Tai siauras kelias tarp Karbalos ir Didelio ežero į rytus nuo jos, kai jis bus įveiktas, Bagdadą bus lengviau pasiekti iš pietų. Kai kurie Irako vadai žinojo, kad pagrindinis puolimas eis pro čia, tačiau vyriausybės įsakymai buvo painūs. Buvo pareigūnų, kurie nuolat siuntė perdėtus pranešimus apie tariamą puolimą ir koalicijos pralaimėjimą. Dėl to Irako vadovybei nebuvo aišku, kaip arti yra Amerikos pajėgos, o Sadamas vis dar įtarė, kad tikrasis didysis puolimas gali ateiti iš vakarų. Jo sūnus Kusajus priima daug karinių sprendimų. Dažnai įsakymai perduodami per pasiuntinius, o ne radiju, kad koalicija negalėtų nustatyti jų buvimo vietos. Tai saugiau nuo elektroninės stebėsenos, bet ir lėčiau. Kai įsakymas pasiekia vienetą, situacija mūšio lauke gali būti jau pasikeitusi. 2003 m. balandžio 2 d. JAV 3 pėstininkų divizija pasiekė svarbų tiltą prie Eufrato upės netoli Musaibo. Jie turėjo užimti tiltą, kad tankai ir kitas transporto priemonės galėtų kirsti upę Bagdado link. Irako inžinieriai bandė jį susprogdinti. Viena tilto dalis buvo sugadinta, tačiau tiltas vis dar buvo pravažiuojamas.
Amerikos pajėgos naudojo dūmų uždangą, kad Irako gynėjams būtų sunkiau juos pamatyti. Juos taip pat rėmė Apache sraigtasparniai, Bradley kovos mašinos ir šturmo valtys. Irako artilerija smarkiai šaudė, tačiau jai buvo sunku prasiskverbti pro storą Abrams tankų ir Bradley kovos mašinų šarvą. Kai Amerikos šarvuotosios pajėgos perėjo, Irako gynėjai buvo nugalėti artimoje kovoje. Irako pajėgos dar bandė panaudoti sunkvežimį su sprogmenimis prieš tiltą, tačiau jie buvo pastebėti ir sunaikinti dar nepasiekė tikslo. Kadangi koalicija jau kontroliuoja Teriją, pagrindinis kelias į Bagdadą dabar atviras. Tuo tarpu pietuose Basroje Britų pajėgos elgėsi atsargiau. Jie iš karto nesiveržė giliai į miesto centrą. Pirmiausia, jie apsupo miestą, surinko informaciją ir laukė, kol susilpnės vyriausybei ištikimos pajėgos. Atsargus požiūris buvo svarbus, nes daugelis Basros gyventojų yra šiitai musulmonai, kurie ilgą laiką patyrė Sadamo vyriausybės priespaudą. Vėliau Britų pajėgoms taip pat pavyko įžengti ir užimti miestą. Bagdade amerikiečių pradinis planas buvo palaipsniui apsupti sostinę. Jie ketino įkurti bazes aplink miestą ir vykdyti nuosekles reidus prieš perimdami viso miesto kontrolę. Tačiau tai pasikeitė, kai vadai pastebėjo, kad Irako gynyba yra silpna ir chaotiška. Balandžio 4 dieną Amerikos pajėgos užėmė Bagdado tarptautinį oro uostą. Tai buvo svarbi pergalė, nes jie jau buvo vakarinėje sostinės dalyje ir turėjo saugią vietą atsargoms bei papildomiems kariams. Po to Trisodži pėstininkų divizija paprašė leidimo įvesti tankus į Bagdadą. Toks puolimas buvo pavadintas Thunder Run. Tai nebuvo įprasta patruliavimas. Tai buvo greitas ir stiprus tankų bei šarvuotų transporto priemonių įsiveržimas į miestą. Tikslas buvo išbandyti gynybą. Gynyba – sunaikinti priešo pozicijas ir parodyti, kad koalicija jau gali įžengti į sostinę. Balandžio 5 amerikiečiai surengė pirmąjį Thunder Run. 28 Abrams tankai ir 14 Bradley šarvuočių važiavo pagrindiniu greitkeliu link oro uosto. Jiems judant į priekį, į juos buvo šaudoma iš pastatų, transporto priemonių ir kelio pakraščių. Vienas Abrams buvo sugadintas ir paliktas. Vėliau jis buvo subombarduotas savų orlaivių, kad jo neperimtų Irako pajėgos. Irako vyriausybė panaudojo vaizdo įrašą su sugadintų tankų kaip įrodymą, bet neva jie sustabdė amerikiečius. Tačiau pagrindinė šarvuota kolona vis tiek pasiekė savo tikslą. Pirmasis reidas parodė, kad Bagdade vis dar yra pasipriešinimas, tačiau jis neturi tinkamos centrinės vadovybės. Praėjus 2 dienoms po to, amerikiečiai surengė didesnį Thunder Run. Užuot grįžusi tik į oro uostą, šarvuotoji pajėga pasuko link vyriausybinio rajono Bagdado centre. Jie greitai pasiekė prezidentinių rūmų teritoriją. Keliai buvo platūs, o aplinka atvira, todėl tankams buvo lengviau pastebėti ir pataikyti į artėjančius Irako kovotojus. Tačiau likti ten buvo labai pavojinga. Jiems reikėjo atgabenti dedalų, maisto ir šaudmenų. Tiekimo sunkvežimiai buvo silpnesni nei tankai ir turėjo važiuoti tuo pačiu greitkeliu, kuris nuolat buvo puolamas. Tuo pačiu metu Amerikos pėstininkai turėjo saugoti svarbius viadukus šarvuotosios kolonos užnugaryje. Jei Irako kovotojai juos užimtų, išėjimo kelias galėtų būti nutrauktas ir tankai įstrigtų Bagdado centre. Viadukai buvo nuolat puolami. Irako kariai, milicija ir užsienio kovotojai artėjo mažomis grupėmis ir įvairiomis transporto priemonėmis. Kai kuriuose vietose Amerikos gynėjams beveik pritrūko šaudmenų. Buvo pataikyta ir į tiekimo vilkstinę. Kai kurie sunkvežimiai buvo sugadinti ir sudegė, tačiau likusios transporto priemonės prasibrovė ir reikalingos atsargos pasiekė centrą. Dėl to Amerikos vadai nusprendė nebesitraukti. Reidas, kuris turėjo būti laikinas įsiveržimas, tapo nuolatiniu Bagdado centro užėmimu. Thunder Run reidai balandžio 5 ir 7 dienomis greitai sužlugdė organizuotą sostinės gynybą. Kai Amerikos šarvuotieji jau buvo vyriausybės rajone, Irako vadovybė nebeturėjo aiškios kontrolės. Sadamas nuolat keitė saugias slėptuves. Daug oficialų dingo, pasislėpė arba pabėgo. Likusieji daliniai veikė be vieningo plano, tačiau miestas vis dar nebuvo saugus. Kai kurie civiliai pateko į kovų sūkurį. Kai tankai įvažiavo į pagrindinės gatves, kai eismas dar buvo normalus, kai kurios civilinės transporto priemonės atsidūrė kryžminėje ugnies linijoje. Balandžio 9. JAV jūrų pėstininkai ir keli irakiečiai nuvertė didelę Sadamo statulą Tardos aikštėje. Tai buvo kartojama per televiziją vėl ir vėl. Daugeliui žiūrovų tai tapo jo vyriausybės žlugimo simboliu. Tačiau minia buvo mažesnė nei rodė daugelis stambių planų kadrų.
Vėlesnės analizės parodė, kad nuolatinis reportažų kartojimas sustiprino įspūdį apie didžiulę Bagdado Raudonojo kryžiaus minią. Tai buvo ten. Tiesa, Sadamo vyriausybė jau žlugo, tačiau tai nereiškia, kad Irako problemos baigėsi. Britų pajėgos užėmė Basrą. Po to amerikiečiai įžengė į Tikritą, Sadamo gimtąjį miestą ir pagrindinę jo šalininkų bazę. 2003 m. gegužės 1 d. prezidentas Bušas kalbėjo iš lėktuvnešio USS Abraham Lincoln. Už jo kabėjo didelis transparantas su užrašu "Misija įvykdyta". Šis transparantas buvo skirtas pažymėti laivo misijos pabaigą. Tačiau dėl kalbos, vietos ir laiko daugelis tai suprato kaip pareiškimą, kad visas karas jau baigtas. Tai nebuvo tiksliai tai, ką pasakė Bušas. Jis pasakė, kad pagrindinės kovinės operacijos jau baigtos, tačiau koalicija vis tiek liks, kad padėtų pereiti nuo diktatūros prie naujos vyriausybės. Vos per kelias savaitės Sadamas neteko valdžios, o reguliarioji Irako kariuomenė žlugo. Tačiau greita pergalė mūšio lauke dar nereiškia, kad atsirado galimybė. Koalicija užėmė Bagdadą. Dabar sunkesnis klausimas yra, kaip jie valdys šalį, kuris staiga neteko lyderio, karinės vadovybės, policijos kontrolės ir veikiančios vyriausybės. Sadamo vyriausybė greitai žlugo, tačiau po kovos iškilo dar didesnė problema. Dingo policija, daugelis vyriausybinių įstaigų nustojo veikti, o Bagdade ir kitose miestuose prasidėjo masinis plėšikavimas. Buvo išplėšti parduotuvių, biurų, ligoninių, muziejų ir vyriausybinių pastatų turtai. Daugelie vietų niekas nesustabdė vagių. Koalicijos karių neužteko, kad apsaugotų visą šalį. Jie taip pat labiau rūpinasi karinių objektų apsauga nei paprastų pastatų ir namų. Daugeliui Irako civilių žinutė buvo aiški. Koalicija sugebėjo nuversti buvusią vyriausybę, bet nesugebėjo iš karto atkurti tvarkos. Dar pavojingesnė situacija susidarė karinėse sandėliavimo vietose. Daugelis sandėlių pilnų šaudmenų nebuvo apsaugoti, sprogmenys, raketos ir kiti ginklai. JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, vagystės išplito dėl daugybės sandėliavimo vietų ir saugumo trūkumo. Daugelis čia dingusių ginklų vėliau atsidūrė grupuočių, kovojusių prieš koaliciją rankose. Jungtinės valstijos taip pat nebuvo pasiruošusios greitam senosios sistemos žlugimui. Buvo planų iš karto perduoti valdymą Irako tremtiniams, kurie jau ilgą laiką gyveno už šalies ribų. Tačiau atvykus jiems į Iraką, Amerikos pareigūnai pamatė, kad jų tikrasis palaikymas iš paprastų žmonių yra ribotas. Po tarpu daugelis sienų liko atviros, į šalį pateko užsienio kovotojai, o kai kuriuose šiaurės ir vakarų miestuose beveik nebuvo koalicijos pajėgų. 2003 m. gegužės 12 d. Polas Bremeris buvo paskirtas vadovauti koalicijos laikinosios valdžios institucijai arba CPA. Tai laikinoji vyriausybė, kuri valdys Iraką, kol dar nėra naujos Irako vadovybės. Viena iš pirmųjų CPI priemonių buvo plataus masto debatifikacija. Baath partijos nariai buvo pašalinti iš aukštų vyriausybės pareigų. Jos tikslas buvo panaikinti partijos, kurią Sadamas naudojo šaliai kontroliuoti, tačiau kilo didelė problema. Pagal ankstesnę sistemą daugelis mokytojų, inžinierių, gydytojų, vadovų ir paprastų valstybės tarnautojų turėjo įstoti į Baath partiją, kad gautų darbą arba pakiltų pareigose. Todėl, kai buvo įgyvendintas masinis atleidimas, darbo neteko ne tik ištikimi Sadam žmonės. Taip pat darbo neteko daug žmonių turinčių valstybės valdymo patirties. Dar sunkesnis buvo kitas sprendimas. Gegužės 23 d. CPA paskelbė įsakymą numeris 2. Juo buvo išformuota Irako armija ir kelios saugumo bei vyriausybinės organizacijos. Šimtai tūkstančių buvusių karių staiga neteko darbo ir atlyginimo. Daugelis jų buvo gavę karinį parengimą. Jie žinojo, kur slepiami ginklai. Kai kurie jautėsi, kad su jais buvo elgiamasi kaip su priešais, nors ne visi buvo ištikimi Sadamui. Užuot pasinaudojus jais saugumui užtikrinti, jie atsidūrė už naujos sistemos ribų. Kai kurie tyliai grįžo namo, tačiau kiti prisijungė prie ginkluotų grupuočių, padėjo sukilėliams arba pardavė savo žinias ir ginklus. Tai buvo viena didžiausių klaidų pirmame okupacijos etape. Tuo pačiu metu augo visuomenės pyktis. Kai kurie irakiečiai iš pradžių džiaugiasi dėl Sadamo dingimo, tačiau greitai šį džiaugsmą pakeitė baimė ir abejonės. Tai jie neteko elektros, darbo, policijos apsaugos ir pagrindinių paslaugų. Jų požiūriu, jie nebematė išlaisvinimo, tai jau buvo tapusi užsienio okupacija. Ypač įtempta padėtis tapo sunitų daugumos vietovėse, kurios anksčiau buvo artimos Sadamo valdžiai. Viena iš šių vietų buvo Faludža.
Per pirmąją invaziją miestas nebuvo labai sugriautas, tačiau dėl silpnos koalicijos kontrolės ir didelio gyventojų pykčio jis greitai tapo pasipriešinimo centru. Ten pradėjo aiškėti tikroji problema. Pagrindinė kova su reguliariaja Irako kariuomenė baigėsi, tačiau dar nebuvo tvirtos naujos vyriausybės, veikiančios policijos ar pakankamų saugumo pajėgų. Senodė sistema žlugo dar prieš spėjant pastatyti jos pataitalą. Ir toje spragoje paplito ginklai, pyktis, baimė ir grupuotės pasirengusios kovoti. Karas, kuris manyta baigsis Bagdado žlugimu, tik perėjo į ilgesnį ir chaotiškesnį etapą.